Rekordo siekė 4 tituluoti Kauno povandeninio plaukimo atstovai – tai Lina Pleskytė, Ina Ribašauskaitė, Gytis Šimkūnas bei Šarūnas Girdauskas. Pasigirdus startą skelbiančiam signalui, jaunieji sportininkai nėrė su pelekais estafetiniu būdu po 25 metrus. Kokia savijauta? Sunku. Oro netrūksta. Jau pradedasi. Nors buvo planuota nuplaukti 1 kilometrą, tačiau įsismaginę sportininkai nutarė siekti kur kas daugiau. Gali dar ne, ant 2 stabdau, ant 2 kilometrų. Pirmąjį Lietuvos istoriją nėrimo rekordą pasiekę plaukikai neslėpė, jog labiausiai trūko oro. Labai sunku. 1 kilometras tai dar, bet jau paskui jau ant skausmų ėjom. O sakykite, ar būtų įmanoma dar daugiau, dar porą kilometrų? Niekaip, jau buvo viskas jau. Viršūnė buvo mūsų. Sunkiausiai buvo turbūt ta įtampa visa. Na, be abejo, oro trūksta tam po vandeniu. Sunku yra kiekvieną kartą, kiekviena treniruotė yra sunki, tai manau, kad tai buvo tiesiog įrodymas, kad tas sunkus darbas atsiperka ir buvo ne taip sunku kaip treniruotis. Ne taip buvo sunku? Ne taip sunku kaip treniruotis būtent šitam. Nerimą stebėjęs Faktum agentūros atstovas tikina, jog taisyklės nebuvo pažeistos, tad rekordas bus užfiksuotas. Mes visi puikiai matėm, kad kaip ir nebuvo pažeistos taisyklės, visi iš tiesų pranėrė, visi keisdavosi paliesdami sienelę. Tai aš manau, kad abejoti šio rekordo nuplauktų atstumu ir laiku nėra pagrindo ir todėl agentūra Faktum pripažins, manau, šį rekordą. Faktum atstovas teigia, jog iki šiol Lietuvoje, o gal net ir visame pasaulyje nebuvo bandyta pasiekti nėrimo su pelekais rekordo. Jaunųjų sportininkų trenerė neslėpė, jog specialiai dėl šio išbandymo plaukikai treniravosi 3 savaites. Šiaip idėja kilo mums bendrai paėmus visiems vaikams. Mes, kadangi dabar buvom visą vasarą labai pavargę, nes dalyvavo Lina Pleskytė pasaulio taurėje, pasaulio čempionate ir galvojom, ką mums čia tokio sugalvoti gražaus. Vaikai sako, pabandykime mes nerti, sako, Lietuvos 1000-metis, nerkim 1000 metrų, plus povandeniniam sportui 50, tai sako, padarom šventę savo ir kitiem. Išradingi sportininkai ir jų trenerė tikina, jog tai dar ne pabaiga. Kitąmet jie bandys siekti 3000 metrų nėrimo rekordo. Reporterė Viltė Butkienė, Kaunas.